Labas rytas, bažnyčia. Aš esu Karolina ir esu iš Klaipėdos, tai turiu klaipėdietišką akcentą. Ir jo, šiandien labai norėčiau su jumis pasidalinti, ką aš darau ir apie jaunimo misiją. Ir iš tiesų, kaip Dievas atvedė mane į šitą vietą, kur aš šiandien esu ir ką aš darau. Tai aš jau 2 metai kaip esu jaunimo misijoje, tai yra krikščioniška organizacija, misionierietiška organizacija. Ir aš esu Norvegijoje, studijuoju tenai. Ir biškį papasakosiu apie save, kad kokie buvo mano troškimai, kai aš buvau maža ir kodėl aš manau, kad Dievas yra ištikimas mūsų širdies troškimams, kuriuos mes turim. Tai kai aš buvau jauna, aš užaugau krikščioniškoje šeimoje, aš užaugau bažnyčioje ir mano giliausias troškimas, kai aš užaugsiu, buvo, kad aš būčiau tarp krikščionių, tarp gyvų krikščionių, tikinčių, iš kurių skleidžiasi šviesa, iš kurių ta energija tokia nepaaiškinama eina. Ir iš tiesų aš labai norėjau tapti viena iš tokių žmonių, kurie eina ir skelbia Dievo žodį žmonėms ir kurie iš tiesų gyvai gyvena dėl Dievo. Ir iš tiesų buvo sunku, ypač kai tu buvai viduriniai mokykloje ir mokytojai ir visa ta visuomenė. Iš tiesų nebuvo lengva, ypač Lietuvoje, gal kažkaip atsiskleisti ir kažkaip būti tą gyvai tikinti krikščionį. Ir tada aš kažkaip nusprendžiau padaryti metų pertrauką, kad tikrai aš noriu atiduoti vienus metus Dievui, kad aš po vidurinės aš neįsiu į universitetą, paskui aš grįšiu, bet aš neįsiu į universitetą, aš noriu pažinti Dievą, aš noriu žinoti, koks yra jo planas mano gyvenimui, aš noriu jį pažinti daugiau, aš noriu su juo susibendrauti daugiau. Ir iš tiesų galėjau važiuoti į Angliją. Suradau krikščionišką mokyklą su stipendija važiuoti ir galbūt netgi galimybę susitaupyti metų eigoje pinigų. Ir mano širdis labai linko prie to, nes materialiai tai būtų labai geras atsakymas į mano maldas, kad man nereikėtų nei mokėti, nei gyventi skurdžiai. Bet iš tiesų aš buvau taip įsitikinus, kad aš tenai važiuoju, kad aš daugiau negalvoju apie kitus variantus. Ir laikas bėgo, aš atsakymo negavau. Ir tuo tarpu aš važiavau į Norvegiją vertėjauti iš anglų į lietuvių kalbą. Ir patekau į jaunimo misijos organizaciją. Visai netyčia. Visai nežinodama, kas tai per organizacija. Pamačiau visus žmonės kartu iš visų tautų. Brazilus, iš Čilės, iš Lenkijos, iš Rusijos. Iš Lietuvos nei vieną nemačiau. Bet iš tiesų mane pakvietė į mokyklą tenai. Ir kaip į Biblijos mokyklą, teologijos mokyklą. Ir angliškai jinai būtų Discipleship Training School. Lietuviškai išvertus būtų mokinystės mokykla. Kaip iš tiesų mes mokinamės būti Dievo mokiniais, eiti ir skelbti Evangeliją. Nes mes tikim, kad didžiausias pašaukimas yra mūsų pažinti jį ir padaryti jį žinomu kitiems žmonėms, kitoms tautoms. Ir iš tiesų tai buvo mokykla, apie kurią aš nieko nežinojau. Ir tai po kurio laiko, kai išsiaiškino, tai buvo 4 mėnesiai teologijos pagrindų. Kalbėti, kas yra Dievas, kalbėti, kas yra Biblija, kaip Dievas šneka, kas yra malda. Grinai teologijos pagrindai. Bet paskui yra 3 mėnesiai misijų, kur tu išvažiuoji visai į kitą šalį, visai į kitą kultūrą, visai pas kitus žmonės kalbėti apie Dievą, pasakyti, ko tu išmokai, dalintis, padėti. Ir kad kiek aš daug žinau apie šitą mokyklą, aš niekada negalvojau, kad aš joje dalyvausiu. Nes kaina dalyvauti toje mokykloje, ypač Norvegijoje, 1000 kalbam, 1000 litų reikėtų mokėti. Ir buvo pasirinkimas. Mano širdies pasirinkimas važiuoti į Angliją, materialiai gerai gyventi, ar bandyti važiuoti į Norvegiją, kur
tūkstančiais reikėtų mokėti. Bet tada, suprantant, kad tas sprendimas kilo, reikėjo melstis. Ir mano malda buvo, kad Dieve, tu turi man tikslą gyvenime. Dieve, tu žinai, koks yra mano kelias, tu žinai, kur aš turiu eiti. Ir kokia tavo valia? Jeigu tu nori, kad aš į Norvegiją važiuočiau, kur aš tikrai labai nenoriu važiuoti ir tikrai nenoriu mokėti visų tų pinigų. Ir jeigu tu nori, kad aš ten važiuočiau, tiesiog aprūpink mane, parodyk man, kad man ten reikia važiuoti. Bet mano širdis savo, kad aš noriu į Angliją važiuoti, nes tikriausiai yra tos širdies nuostatos dėl pinigų ir dėl to, kad pati gaučiau, pati turėčiau ir pačiai nereikėtų mokėti. Ir iš tiesų praėjo 2 savaitės. Gavau visus pinigus į Norvegiją, kurių nesitikėjau gauti. Ir gavau ir supratau, kad Dievas nori mane ten matyti. Kad ir kaip nenorėjau važiuoti su ašarom akyse, su prievarta lipau į lėktuvą ir turėjau skristi tą šaltąją, pačią brangiausią šalį Europai, Norvegiją. Ir iš tiesų prisiminiau, kad Dievas pažadėjo, kad Dievas pasakė, kad iš tiesų aš matau tavo širdį ir aš matau to, ko tu nori. Jeigu tu melsies ir tu prašysi, tu tą gausi. Mano širdis nebuvo, kad aš noriu pinigų. Tai buvo tik tai paviršius. Bet giliai po širdyje labai norėjau, aš norėjau to gyvenimo, to tikro tikėjimo, to tikro žmonių motyvacijos, galbūt eiti, daryti kažką dėl Dievo, eiti evangelizuoti. Ir iš tiesų tai buvo vieta, kur aš norėjau būti. Su ašarom akyse aš turėjau pripažinti, kad tai iš tikrųjų yra ta vieta, kur Dievas nori mane matyti, nes aš norėjau tenai būti. Net neįsivaizduojant, kad tai bus Norvegija. Ir iš tiesų, jeigu jūs būtumėt mane prieš tai matę ir pažinę, kalbėję, Lietuva būtų pati paskutinė šalis, kur aš norėjau būti. Lietuva atrodė tokia beviltiška. Lietuva atrodė, kad ateities negali turėti, pinigų negali turėti, visuomenė visiškai nesirūpina tavim, valdžia visiškai negalvoja apie tave. Mokykloje mokytojai tiesiog tave nuleidžia ant žemės. Ir iš tiesų, jeigu būtumėt pažinę, Lietuva būtų paskutinė šalis visame pasaulyje, kur aš būčiau grįžus tik tai aplankyti savo tėvų, bet nieko daugiau. Ir iš tiesų, ir aš pajutau Norvegijoje, kaip Dievas mato Lietuvą, kaip Dievas iš tiesų myli mūsų tautą. Kokie mes unikalūs esam. Mūsų yra Lietuvoje mažiau negu 3,5 milijonų, bet mes esam tokie unikalūs ir mes esam tokie svarbus jam, kad pagalvoja apie jo meilę, tu negali nesistebėti, kodėl Lietuva yra tokia nuostabi šalis. Ir iš tiesų, aš paprašiau Dievo širdies Lietuvai. Ir ką manot? Nebegaliu nebegalvoti apie Lietuvą. Jeigu mes žiūrim visas statistikas, jeigu mes žiūrim, kaip Lietuvoje yra blogai, jeigu mes keikiam tą Lietuvą, pažiūrėkim iš kitos pusės. Kiek yra daug vilties kažką padaryti? Kiek yra daug žmonių, kuriems reikia pagalbos? Kiek yra daug žmonių, su kuriais galim dirbti? Ir ta statistika yra tiesiog malonės nešėja, kad iš tiesų yra vilties ir kažką galim daryti. Bet tai mums reikia eiti ir daryti. Mums reikia prašyti Dievo širdies ir kad Dievas, jisai čia jau yra Lietuvoje. Jisai jau čia dirba ir jisai nori matyti žmonės einant link Dievo, nori matyti tas naujas sielas. Bet iš tiesų mums reikia prisidėti prie jo darbo. Mums nereikia pradėti patiems dirbti, bet mums reikia tiesiog prisidėti prie jo darbo. Ir galbūt, net nežinau, mano istorija, aš labai, sakyčiau, panašiai į Abraomą. Kai pradžios knygoje 17 skyriui iš tiesų Dievas sudarė sandorą su Abraomu ir kai pažadėjo jam jo pasirūpinti, jį aprūpinti. Bet Abraomui liko tiesiog jo pasitikėti ir tikėti.
kažkaip parodė mano širdį, kad aš pasakiau, Dieve, aš tavim pasitikiu. Nežinau, kaip viskas bus, bet Dieve, aš tavim pasitikiu. Ir tu tiesiog manim pasirūpink. Ir tada pradžios knygoje 22 skyriui atėjo tas tikėjimo išbandymas, kuris paprašė paaukoti jo sūnų, tą mylimiausią asmenį. Ir taip pat, kai mano tikėjime buvo, kad aš turėjau pasirinkti, ko aš noriu. Aš turėjau paaukoti kažką iš savęs. Ir tai buvo mano tikėjimo išbandymas. Ir kiekvienas iš mūsų turim tą tikėjimo išbandymą. Ir po kažkiek laiko ateina kitas tikėjimo išbandymas, nuo kuriame mes vėl turim prisiminti, kas yra Dievas. Kuriame vėl turim prisiminti, ką Jis žadėjo ir ką Jisai prižadėjo mums. Tai va, ir aš esu dabar Norvegijoje, esu jau 2 metus tenai, ačiū Dievui, esu finansiškai aprūpinta ir tiesiog nereikia nei alkti, nei kažkaip gyventi, o Norvegija yra tikrai viena iš brangiausių šalių. Ir aš būsiu vadovė tos pačios mokyklos, mokinystės mokyklos, kur mes važiuosim į kitas šalis. Aš pati asmeniškai buvau Tailande, dirbau su pabėgėliais, dirbau su žmonėm, kurie nežino net žodžio Dievas, kurie neturi jokios vilties, kurie gyvena bambukinėse namukuose ir pelės ar gyvatės šliaužioja stogais ir sienom. Aš dirbau su tokiais žmonėm kelis mėnesius. Ir iš tiesų, aš dirbsiu vėl, vadovė būsiu su mokykla ir mes važiuosim su jaunimu, galbūt į Afriką ar į Meksiką. Galbūt ateinančiais metais atvažiuos į Lietuvą patarnauti, bet mes važiuojam tarnauti, nes mes pažįstam Dievą ir mes gilinamės į jo asmenybę, bet mes norim taip pat jį padaryti žinomą. Tai va, ir taip pat iš Norvegijos atvažiuoja komanda čia į Lietuvą, atvažiuoja 10 dienų ir mes pajutom, kad Dievas labai iš tiesų nori jaunus žmones surinkti kartu, kad kartu melsis, kad būtų ta vienybė. Ir rugpjūčio 1 dieną Klaipėdoje mes turim Klaipėdos krikščioniško jaunimo susitikimą, bendravimą, kur iš tiesų mes šlovinsim kartu, melsimės, iš tiesų išgirsim Dievo žodį ir tiesiog bandysim būti kartu. Bandysim padrąsinti vieni kitus, nes padrąsimo visiems reikia. Ir va todėl aš esu, nes aš noriu jūs padrąsinti, aš noriu padėkoti už galimybę atvažiuoti čia ir pamatyti iš tiesų, kokią puikią bažnyčią turit. Ir aš tikiuosi, kad iš tiesų būsit padrąsinti ir aš noriu jūs palikti su eilute iš Romiečiams 8:28, kad tikint. Bet to mes žinome, kad mylintiems Dievą viskas išeina į gerą, būtent jo tikslu pašauktiesiems. Tai va, viskas išeis į gerą. Tiesiog reikia tikėti, pasitikėti. Ir taip. Tai va. Ačiū.